Ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Antradienį Švietimo ir mokslo ministerijos ovaliojoje salėje buvo iškilmingai uždarytas 16. moksleivių krepšinio lygos sezonas. Čia rinkosi geriausi MKL krepšininkai ir krepšininkės, jų treneriai ir komandos. Buvo apdovanoti geriausi sezono simboliniai penketai, naudingiausi krepšininkai ir įvairiose statistikos kategorijose pasižymėję žaidėjai. Neliko užmirštos ir geriausios metų komandos bei treneriai. Geriausius jaunuosius šalies krepšininkus sveikino Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis, LKF garbės prezidentas Vladas Garastas, Lidl Lietuva vadovas Rodostin Dimitrov, Rusev Peinė ir kiti svečiai. Renginio metu taip pat prisimintos įsimintiniausios sezono akimirkos, o dėmesio gavo ir socialiniuose tinkluose labiausiai pasižymėję MKL dalyviai. And I know that it's not just enough to have a talent, there is a lot of hard work behind. That's what we are doing on a daily basis, and that's why I wish to all these future stars to have this power, to have this courage to achieve the goals, to achieve the victories, and really to have success. Eilę metų mūsų merginos, matot, kaip ir šiemet simbolinį penketą po Poli 3, praeities kažkaip dirbu ir dirbs visą laiką. Ir tas tai džiugina labai. Tik tai labai norim, kad tai ne tik tai, kad būtų mokyklos viskas, o kad tai būtų rinktinių nauda rinktinėms, kad kurios pasiektų visą tą lygį ir išeitų į tą aukščiausią lygį ir kad atstovautų tą krepšinį ilgai ir siektų daug pergalių būtų. Emocijos tikrai šiandieną yra geros, bet iš to jaunatviško amžiaus jau ir pats esu išaugęs ir mokykla yra išaugusi iš to. Ir nenorim per daug džiaugtis šitais laimėjimais. Žinom, kad visi šitie laimėjimai yra laikini, kaip ir sporte. Vieną dieną laimi, kitą dieną pralaimi. Tai dabar jau galvojam, dėliojam tam tikrus niuansus. Ir žiūrim, kad tas tęstinumas mokyklos augimo, kad jis tęstųsi. Didžiuojamės remdami Lietuvos moksleivių krepšinio lygą.